Nebūtų galima tada primesti Lietuvių fondų ar pelno skirstymo komitetui, kad jie remia elitistinį elementą lietuviškoje visuomenėje. Taip, šitą galima pradėti, bet kas elitas tik tai ir išlaiko, tik tai ir kuria kultūrinės vertybės ir šitos kraičius krauna. O bet kas elitas aukoja? Aukoja labai paprasti žmonės ir čia labai įdomu, kad palietėt šitą aukojimą, tai mes iš milijonierių mažiausiai pinigų gaunam. Bet yra labai jautrus reikalas, kada kūrėjas savanorius, jau nedaug te liko, jie kartais siūsdavo po $1, po $5 į mėnesį ir jie iš labai skurdžios pensijos pensininkai labai stipriai remia. Tas yra teisinga, ta masė ir ypač senesnioji karta labai supranta Lietuvių fondą ir priešingai čia jau baigia mokslus ir turi mūsų jaunieji akademikai. Jie visiškai neįsijungia ir beveik niekas neremia Lietuvių fondo, mūsų jaunieji profesoriai, kiti jaunieji sėkmingi biznio, taip sakant, prekybininkai ir taip toliau šitie fondo neremia.